To start? Yes. Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą! Už Lietuvą vyrai! Man tai darbas padarytas? Jo, padarytas ir aišku, gal ne taip kaip norėjomės, bet iš vienos pusės gerai. Manau, kad tokia sunkesnė pergalė, nes eilinį sykį pasirodė, kokia mes esame komanda, kaip mes prieš varžybas ne visai taip susikoncentruojam, kaip turėtume, nežaidžiam to žaidimo savo, kaip turėtume. Gynyboje gal pradėjom šiek tiek lengviau ir neatsidodam tiem, kiek turėtume. Manau, dar kartą toks geras pavyzdys ir mūsų komandai, ir aš asmeniškai pats ant savęs pykstu, bet kai pagalvoju, kad jau visai viskas neblogai ir atsipalaiduoju, iš karto gaunu signalą, kad nesame tokie geri, o esame geri tik tada, kaip žaidžiam kartu, stengiamės iš visų jėgų. Tai manau, prieš ketvirtfinalį čia visai nebloga pamoka. Tas atsipalaidavimas kažkiek buvo dėl praeitų dviejų rungtynių, ar todėl jau žinot, kad nežinot? Aš net nežinau, negaliu pasakyti, dėl ko tai buvo, bet akivaizdu, kad tai buvo. Ir tie pasaulyje varžybos laimėtos neblogų žaidimų ir nors treneris tą akcentavo, bet vis tiek kažkur pasaulyje buvo išsitisavę tokie dalykai, kad svečiai neblogai žaidžia, sakau, tokie dalykai neturėtų išlysti, bet manau, kad matysi, kai čia viskas susiklostys, jis ir už prancūzus, kad sakiau, būtume pirmi grupinės, už tą čia žaisim, bet turim būti susikonsideravę kaip komanda ir galim sugauti, galim prieš visus laimėti. Man tai kas iš kito pogrupio nenorėtų žaisti su mumis? Nežinau, čia klauskite, aš man tikrai nesvarbu su pažaisti. Ne, jie žaidė savo žaidimą, paprasčiausiai mes nebuvom taip fiziškai pasiruošę, davėm jiem tą muštis ir gal buvo tokių, atrodė, kad jie mus stumdė, taip stumdė, dėl to, kad mes nedavėm kovos atgal. Man tai negaila, kad Latvija važiuoja namo ukrainiečiai. Tai čia ne mūsų problemos, čia jie turėjo spręsti savo problemas, būtų laimėjęs. Nežinau, čia varžybas tai buvo su galvais, bet čia padarysi. Ačiū. Trojakai, nepantai. To start? Yes. Už Lietuvą vyrai! Už Lietuvą! Už Lietuvą vyrai!